Sveiki visi. Vis daugiau girdime apie kitokią mitybą, apie svirplius. Vakar pažiūrėjau Vyganto Kelerto įrašą ir visgi, nors ir daug sykių girdėta ta tema, domėjausi, dar sykį trumpai pabandysiu įgarsinti. Tai va, pirmas dalykas. Aišku, jeigu esate tikri mėsėdžiai, tai jums ar vienokia mėsytė, ar kitokia mėsytė, jokio skirtumo nėra. Taip, kad skanaus. O kas visgi mastat daugiau savo galvą, tai pasakysiu labai paprastai. Pirmas dalykas, mes tampame tuo, ką valgome. Jūs, žinoma, juokitės, čia jūsų reikalas, bet taip yra. Ir kuo žmogus žemesnio sąmoningumo būtybę valgo, tuo jis tą energiją įsisavina. Jūs, jeigu norit, juokitės, bet tiesiog žmogus, kuris daro analizę, jisai paima ir patikrina. Kur patikrinti? Labai paprastai, imkite skersai išilgai internetą. Pirmiausia, po to galite pasiklausinėti kažko vieno, kažko kito. Čia jūsų reikalas, galite nieko neklausti. Dabar toliau. Pirmas dalykas, kur daugiausia dabar galima sutikti su varle ženkliuku pažymėtų prekių. Tikriausiai žinot. Toliau, juose, praktiškai visose, arba yra tai, kas, kaip sakant, tyliai dedama. Lygiai taip pat ir su svirpliais, manau. Tai va, ir jau tai yra vienas rodiklis. Kaip su to kovoti? Jeigu jums patinka, tai kitas dalykas, pirkit ir džiaugitės. Jeigu visgi norit misti nuo sveiko proto ribose, tai pirmiausia, nepirkit tų produktų, kuriuose yra visokių, to brudo, kitaip nepasakysi. Tai va, tai yra pirmiausias boikotas. Tiesiog boikotuoti. Tebūnie kitas greit, ir duona, ir viskas, kur natūralesnė, kainuos brangiau. Bet žinot, aš geriau suvalgysiu ne 2 kepalus, o kepalą, bet sveikos, geros, naudingos duonos. Tai va, taip ir su visu kitu. Dabar imam kitą pusę šito medalio. Kam to reikia? Aišku, aiškina, kad čia kitoks baltymas, čia yra eilinės pasakos asiliukams. Dabar taip, visa tai, žinoma, eina per GMO, tai yra genetiškai modifikuoti organizmai. Jau šiais laikais tikrai visi žinom, kad genetiškai gali keisti, gali genetinį kodą karpyti ir įstatyti kažkokį tai kitą elementą. Jau, aš nežinau, prieš 10-15 metų klausiausi, kažkur tai, kaip 2008 metais išgirdau, mane išnekėjo pasižiūrėti dokumentinį filmą Laiko dvasia. Jei kas nematėt, patikėkit, akis atvers akis ir atkimš ausis. Pasižiūrėkit Laiko dvasia. Jau yra, aišku, ne viena dalis, ypatingas svarbus dokumentinis filmas, kurį vos po pasirodymo gavo jis apdovanojimo ir už žurnalistiką, ir už tyriamą žurnalistiką, už dokumentiką, ir iš karto uždraudė rodyti viešai visam pasauliu. Tai va, kada tą pažiūrėjau, tada rimtai pradėjau domėtis, kas kur kame. Ir labai paprastai viskas išaiškinta, kad jau tada sukergdavo skorpiono geną su pomidoro genu. Bijau pameluoti. Karpio geną sukergia su ar tai kukurūzų, ar tai pomidorų. Ar norėtume tokį pomidoro ar kukurūzą? Dėl ko? Dėl to, kad jie atlaikytų ypatingus karščius. Sukergia. Kas čia blogo? Atlaiko ypatingą karštį. Ir visi, dabar labai daug yra pomidorų, visko. Juodi pomidorai, kaip aš vadinu, negro pomidorai. Ir dabar kokių tik nori. Ir kas iš to gaunasi? Žmonės, aišku, skanu, pigu, perku. O kad tai yra organizmas genetiškai modifikuotas, kad tai tu gali turėti vėliau ilgalaikės pasekmes, kai jūs nežinot, ką kišat į savo kūną. Lygiai taip pat kaip skiepas, koks nors, virusas, kas nors. Gamta ne taip sutvarta. Čia tas pats, kas chemija.
po biškį chemijos dėti į ką nors, valgyti ir tikėtis, kad, skanu, gražu ir pigu ir viskas gerai. O kokios pasekmės po to? Tai biškį nuklydau, tai va. Esmė kokia? Esmė tai, kad yra daromi pasaulyje genetiniai bandymai. Ant ko visą tai išbandyti? Paprasčiausiai. Ant visko, kas po ranka. Aišku, ant gamtos išbando, į vandeninį išbando. Vat buvo vienas įvykis, aš nebeatsimenu, jau senai, tikrai, nežinau, virš 10 metų ryškiai. Skaičiau straipsnį. Buvo paėmė pabandymui genetiškai modifikavo žuvį ir mailių augino milžiniškame baseine, kuris, žinoma, dėl patogumo buvo pastatytas ant vandenyno kranto. Ir kaip jūs manot, užėjus audrai visgi trūko tas baseinas ir visas mailius, ten kiekis neaiškus, išplaukė lauk į jūrą. Kas už tai atsakingas, kas už tai kaltas, kokie tai poveikiai, nieks nežino, niekam neįdomu. Bet, manau, tai didelė tikimybė, tai yra paprasčiausiai apskaičiuotas dalykas ir pasižiūrėkit, kas šiais laikais vandenyne kokių tik randa padarų. Ten, šlykštų žiūrėti. Tai va, dabar grįžtam prie svirplių, kam reikalingi svirpliai. Aišku, dabar liba kokiais būdais tą visą nori kultivuoti, tam, kad įvynioti tą sistemą, kad jų būtų kuo daugiau ir prasidės fermos svirplių. Kas toliau? Toliau labai paprastas dalykas. Jeigu jau šiais pagrindinis baubas, yra iš tikrųjų rimtai didelis pavojus, kad norima yra paleisti tik tai genetiškai modifikuotas sėklas ir visa kita. Dėl ko ūkininkai pagrinde dar ir dėl to sukilo, nes jiems jau tenais Europoje, jam akivaizdžiai mato, kad yra viskas supirkusios milžinės kompanijos ir jos priklauso su Monsanto bendrauja. Ir tai reiškia ką? Tai reiškia, kad jie galės pirkti tik tai genetiškai modifikuotas sėklas, tai yra iš Monsanto, kur, žinoma, padarys čia atstovybių ir savo sėklų nebegalės turėti. Pagrinde dėl to ten buvo tokie vyksta dalykai ir kyla žmonės. Čia, aišku, apie visą tą nutylimą to net negirdėjau. Šitoj pusėje kažkur. Tai va, tai pagalvokit, jeigu vien GMO sėklos, žinoma, didelė tikimybė, kad tų sėklų, sakykime, svirpliai dar kažkas nevalgys. Ir įsivaizduokit kokį nors netyčinę, visiškai netyčinę avariją, kur dingsta, pabėga, ar dar kas nors, kur svirplių koks milijonas išsisklaido. Ir jį, sakykime, tie padarai nevalgys genetiškai modifikuoti. Tai kas bus? Prajos taip per derlius dar likusius vaikus, kad žmonės sėdės ant adatos genetiškai modifikuotos. Tai yra didžiausia katastrofa, kuri gali būti žmonijoje. Tai va, pamastykite apie tai. Ir kągi, iš jūsų nykštukai, patiktukai, komentarai, bendraukime. Taigi, tam kartu tiek. Iki.